Sveiki visi! Ši pasaka Banano anekdotai yra skirta mūsų rėmėjams. Kviečiame pasiklausyti ištraukos ir jeigu patiks, paremti mus Patreon arba Spotify platformoje. Ačiū. Bet alkis net ir beždžionę paverčia žvėrimi. Todėl ji pražiojo burnytę ir jau kas, bet Bananas prieš pat mirtį dar greitai išbėrė. Nori, beždžionėlę, aš tau anekdotą papasakosiu? Eva stabtelėjo. Ji seniai nebuvo girdėjusi jokio gero anekdoto. Na gerai, noriu, bet po to tai jau tikrai tave suvalgysiu. Bananas atsiduso ir kol Eva nespėjo persigalvoti, ėmė pasakoti. Sėdi prie upės beždžionė su virvute ir mėto ją į upę. Įmeta, ištraukia, įmeta, ištraukia. Pro šalį plaukia krokodilas. Žiūri, ką čia ta beždžionė daro, niekaip nesupranta. Apsuka dar porą ratų ir galiausiai neiškentęs klausia. Klausyk, beždžionė, ką tu čia darai? Duosi 5 eurus, pasakysiu. Krokodilas pagalvoja, negaila gi to pitako, duoda. O beždžionė ir sako, tai va, matai, turiu virvutę, įmetu, ištraukiu, įmetu ir ištraukiu. Žinai, beždžionė, sako krokodilas, man rodos, kad tu čia kažkokiom nesąmonėm užsiiminėji. Sąmonėm ar nesąmonėm, bet per dieną 100 eurų užsidirbu lengvai. Evai patiko toks šaunus anekdotas apie gudrią beždžionėlę, ji sukikeno. O Bananas ir sako, leisk, aš tau dar vieną papasakosiu. Ir Evai nespėjus nieko nei atsakyti, jis vėl pradėjo. Važiuoja vilkas ir kiškis traukiniu. Kiškis miega pirmame aukšte, o vilkas antrame. Staiga kiškis girdi, bum, kažkas ant žemės nukrenta. Kas ten nukrito, klausia. Ai, nieko, tik mano maikė, sako vilkas. Tai kogi taip garsiai? Nespėjau nusivilkti. Po šito anekdoto Eva taip juokėsi, kad Bananas nė nebeklausęs ėmė poškinti visus anekdotus, kuriuos žinojo iš eilės.